Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Šiandien laidoje beplaukis, bet labai prabangus, aukso grandinė puoštas, mylimas Radžio šuo Baronas. Ir sūnelis, ir baronėlis, ir baroška, ir kaip tik nu. Štai jis, tas saldus šuniškas gyvenimas. Nu, pasišnekam, kad dėsimės naktinius turi, tai užsidėjo naktinius. Su manim miega, jis netgi turi atskirą pagalvį. O taip pat kultinė rubrika Švaros reidas. Nutraukė turbūt man. Sveiki, mėlyjei. Džiaugiuosi, kad žiūrite laidą Duok labas ir aš tikiuosi, kad jūs dar labiau džiaugiatės, todėl kad šiandien mano svečias yra Radžis Aleksandrovičius, mano senas draugas, iš tikrųjų jis yra labai jaunas, bet labai seniai mes su juo patyrėm labai įdomių nuotykių Charkove. O aišku, šiandien kalbėsim ne apie tave, Radži, tai jau neįsižeisk, o apie tavo kinų koduotojį, va šitą plikutėlį šuniuką vardu Baronas, kuriam, kol mes atėjom čia į Paupį, pasidarė labai šalta, jis pradėjo nabagas drebėti labai. Radžis pareiškė, kad jam išteps džinsus, todėl Baronas įsitaisė man ant kelio, aš jį dabar labai visai bandau sušildyti, o mes su Radžiu pakalbėsim apie gyvenimą, apie šunis ir apie Radžio nuotykius su Baronu. Kol Radžio kinų koduotasis vardu Baronas ramiai guli, mes su jo šeimininku leidžiamės prisiminimų labirintais. Seniai, kai dar buvo vaikas, o ne garsus dainininkas, Radžis, kaip jūs žinote, augo vaikų namuose. Bet savaitgaliais atėjęs pas savo brangiausiąją globėją ir muzikos mokytoją Vidą Minevičienę, globotinis jos namuose rasdavo taksiukę Naidą, kurią labai pamilo. Aš turėjau tokią svajonę augintinį, tokį kaip šunį, nes dar kai buvau mažas, tai kai nueidavau į svečius pas globėją, tai visą laiką jie laikydavo šunų, takso veislės šunį. Tai mes buvom ir susidraugavę ir tikrai man nuo pat mažens patiko šunys. Aš kažkaip visą laiką man jie teikdavo malonumą. Ne katės, o būtent šunys. Aš, kaip pasakyti, į katės galiu iš tolo pasižiūrėti, pasigrožėti, bet laikyti aš kažkaip tai nesu nusiteikęs. O šuo man vis tiek yra protingas toks, kaip pasakyti, gyvūnas, kuriam pasakai, jisai supranta. Ir aš nuo pat mažumės norėjau turėti šunį. Tai tas šuo, kuris gyveno pas Vidą, koks jo buvo vardas, kaip jo gyvenimas? Buvo kalytė Naida. Naida vardas. Ir kiek laiko tu su ją praleidai, kiek jinai nugyveno gyvenimą, koks jos buvo? O jinai kokį 12 metų gyveno taksas tas, labai ilgai. Paskui numirė, aišku, gaila, visi verkėmės ten, bet metai ėjo, aš vis tiek norėjau turėti šunį, kaip būtų gaila, kad ir numirė tas Naida. Noras turėti šunį metams bėgant niekur nedingo. Uspaskikas išdidžiai, reitingus į viršų kelia, grįžta paksas atsargiai. Jo labai plėšrus erelis, verkia Tamboro vaikai, nes Zuokas lūšnas ar du. Radžis jau būdamas žinomas, bet matyt truputėlį vienišas sostinėje, vieną gražią dieną sulaukė iš gerų žmonių džiugios žinios. O atsirado taip, aš kažkada esu pasakęs, kad labai norėčiau šuns. Ir vieną dieną, gaunu skambutį telefoną, kad jūs sakėte, kad jums reikia šuniuko, mes išvykstame į užsienį, ten iš Klaipėdos tokie žmonės. Ir susitarėm susitikti, Akropolį, bet aš dar net kažkaip nepagalvojau, kad gali atvežti šuniuką. Žiūriu, kiek tarp šito krepšelio 3 mėnesius jis buvo, tai žiūriu, kad šuo. Ir dar toks įdomus, iš pradžio toks buvo keista, o paskui dabar tai jau viskas. Pripratau ir man kitų šunų tikrai nereikia. Bet kai jį pamatėjai, jis irgi toks plikas buvo, mažyliukas, plikiukas? Jis dar vardo ir neturėjo. Bet jis buvo toks būtent plikas? Taip, jis buvo plikas 3 mėnesių. Tau nebuvo tokio, kad... Oi, ne, aš tik priliečiau, jis tik pasižiūrėjo mane ir viskas. Pasakiau, kad čia mano bus šuo.
Nu ir ką, ir tu žytien sumokėjai pinigus ar tavo atidavė jį? Ne, tiesiog atidavė. Neįprastos išvaizdos šunelis iškart užkariavo Radžio širdį. Ir nors buvo pripratęs gyventi laisvai, daug važinėti ir koncertuoti, o po to miegoti iki pietų, Radžis puikiai susitvarkė su naujomis pareigomis. Nu ir dabar aš, pavyzdžiui, taip išmokinė šunį, kad mes, kaip pasakyti, gulim ar iki tiek, kiek ir jis išlaukia, aš ilgiau pavaikštau vakare su juo, tada jis per naktį gali ilgiau prabūti iki ryto ir paskui einam pasivaikščioti. Po reklamos žiūrėkite. Beplaukis, bet labai prabangus, aukso grandinė puoštas, mylimas Radžio šuo Baronas. Ir sunelis, ir baronėlis, ir baroška, ir kaip tik. Štai tas saldus šuniškas gyvenimas. Pasišnekam, kad dėsimės naktinius turi, tai užsidėjo naktinius, su manim miega, jis netgi turi atskirą pagalvį. O taip pat kultinė rubrika Švaros reidas. Jų traukia turbūt man. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Neįprastos išvaizdos šunelis iškart užkariavo Radžio širdį. Ir nors buvo pripratęs gyventi laisvai, daug važinėti ir koncertuoti, o po to miegoti iki pietų, Radžis puikiai susitvarkė su naujomis pareigomis. Nu ir dabar aš, pavyzdžiui, taip išmokinė šunį, kad mes, kaip pasakyti, gulim ar iki tiek, kiek ir jis išlaukia, aš ilgiau pavaikštau vakare su juo, tada jis per naktį gali ilgiau prabūti iki ryto ir paskui einam pasivaikščioti. Nu ir iš vis, nuo 3 mėnesių aš jį pradėjau vežiotis po koncertus ir jokių problemų dabar nėra, jis jau žino, kad mes važiuojam, jisai mašina ir viskas, žino, kad bus ilga kelionė Ir po visą Lietuvą jis keliauja? Taip, visur mes kartu. Ai, tai tu jo vieno namie nepalikdavai visur? Ne, nepalysi, matai, pas jį tokia veislė tų šunų, kad jie vieni negali būti, jiems reikia arba tada kažkokio kito šuniuko, kad jie kartu, arba jau tada pasimti, nes jam stresas, jis gali ir numirti iš streso vienas. Tai toks labai socialus šuo, toks žmogiškas labai, ne? Taip. O šiaip augantis tikrai buvo ramus, nieko nei draskė, nei graužė ten, kai būna. Nu, prisisiodavo, jis padarydavo. Na, tai pasakok Radži apie savo meilų į gyvūną. Jau supratome, kad šis šunelis nemėgsta būti vienas. Kuo dar jis ypatingas, tas plikutis kinų koduotasis? Pas juos, kaip matot, nėra plaukų. Žmonės gali auginti, kurie serga bet kokiomis lygomis, tokia kaip alergija ar ten kitos odos sutrikimais būna žmonių. Jie tokį šunį galima laikyti. Jie nesukelia jokių nei alergijos požymių, nei dar kažkokių tai kitokių. Ir jeigu žmogui kažkokia ar išoperuota, ar skauda, jis prisiglaudžia, jis ištraukia tą energiją. Čia nuo senų laikų Egipte laikydavo šitie visi reiškia tos faraonės tos jo. Ir paskui buvo laikotarpis, kai juos žudydavo. Nežinau dėl kokių priežasčių, bet kažkaip tai juos nelaikydavo, kaip pasakyti, gyvūnais. O valgydavo? Ir valgydavo jo. Taip, žinome, kad apie šiuos šunis nemažai legendų sklando. Tik nepainiokite kinų koduotojų su Meksikos plikaisiais. Paklausykite, kokių gražių dalykų apie kinų koduotusius radome šunų enciklopedijose. Plikų šunų veislė yra apgaubta mitais ir legendomis. Manoma, kad dauguma bekailių veislių yra kilę iš Afrikos. Iš čia ir giminės pavadinimas – Canus africanus. Jie išgyveno ištisus amžius. Gyveno Meksikoje, Kinijoje, Turkijoje, Peru, Etiopijoje, Paragvajuje, Argentinoje. Viena legenda byloja, kad miške pasiklytęs vaikas vos nežuvo nuo šalčio, o jį radęs šuo atidavė jam savo kailiuką ir taip išsaugojo vaiko gyvybę. Nuo tada kiekvienoje vadoje gimsta dalis nuogų ir dalis kailiuką turinčių šuniukų, kad jie visada galėtų ateiti žmonėms į pagalbą. Šie šuniukai yra be galo ištikimi visų vaikų draugai. Senais laikais juos guldydavo į ligonio lovą ir jie savo šilumą bei meilę išgydydavo ne tik dvasią, bet ir kūną. Tarp kitko, šiuo metu Animal terapija išgyvena tikrą bumą.
Meksikoje ypač gerbė šuniukus be kailio, nes manė, kad tai vienas iš 10 gėrio simbolių. Plikas šuniukas buvo tobulos, nesavanaudiškos meilės apraiška. Taigi nenuostabu, kad toks meilus šunelis Radžiui suteikia daug džiaugsmo ir yra pats geriausias dainininko draugas. Jo charakteris yra labai geras iš tikrųjų, jisai tikrai klauso, jisai nėra taip, kad ten pultų be priežasties. Tarsime, jisai sutinka su kitais gyvūnais, tik tai kiti gyvūnai, jeigu, tarkim, puola, tada jis, aišku, ginasi, bet kad pats jis daugiau toks mėgstantis žaistis, judrus toks, va, čia yra tokia veislė šunų. Tai va, ir tikrai džiaugiuosi ir va, mano baronėlis, va, gražuolis. Tai kaip tu jį vadini, sakai, tavo sunelis čia? Ir sunelis, ir baronėlis, ir baroška, ir kaip tik nori. Ir brolis tau jis. Ir brolis, ir draugas. Tai klausyk, pasišnekat su juo, tu jam pasakoji, ką nors va grįžti, pavyzdžiui, vakare dviese esate, tai ką jūs šnekat su juo? Nu, pasišnekam, kad dėsimės naktinius turi, tai užsidėjo naktinius ir eisim gulti, jau pasiruošę gulti, kai eina gultis, prieš miegą visada išsilaižo, išsivalo, nusiprausia. Taip, ir tikrai. Ir kur baronas miega, atspėkit iš 3 kartų? Nu, tikrai ne ant žemės. Su manim miega, jis netgi turi atskirą pagalvę, čia mano pagalvė, čia jo, bet aišku, jisai paguli, paskui jau po kaldrą lenda. Na, o kaip Radži tu prižiūri šitą simpatišką gyvūną? Jo temperatūra yra 40, normali. Jeigu tik tais nukrenta, jam iš karto šalta. Jis mėgsta šilumą, mėgsta labai žmonės, vaikus, nėra piktybiniai tie šunys. Nu ir tiesiog jiem reikia priežiūros, kaip žmogui reikia ir kremai stept, kad vasarą nenudegtų oda. Reikia maistą derinti, kad, nu, taip, vat, prižiūrėti. Va ir dabar atrodo šilta, bet vat, jau temperatūra žemesnė ir viskas. Tai klausyk, Radži, o tai ką, ateisi pas mane? Ateis. Oi, taip, mažiukutį baroniuką. O tai klausyk, nu tiek, nebijogi, baroniukai. Oi, tu žiūpliuk, tu mažas. O klausyk, o tai ką tu darydavai su juo dabar? Kaip jisai tą lietuvišką žiemą nabagas ištveria? Na, pirkdavau, turi jisai ir kailinius, turi ir batus, ir šūbas, taip, iš Amerikos parvežiau. Aha. Turi, mes apsirengėmės, stengiamės nevaikščioti ilgai, nes jeigu minus 30 būna, minus 20, tai jis pats ir neina, jisai tiesiog prie namų pat lieka ir iš karto. O taip tai niekur pėsti nevaikštom, ta prasme, mašiną visur važiuojam. Tinka kaip žmogaus kremai, nes jeigu ypač, pavyzdžiui, kai numaudai, leiskanoja odą, nu tai ir mums būna, ne, jeigu vanduo, pavyzdžiui, koks. Tai reikia tepti kremais, reikia saulė vasarą neleisti labai, kad būtų vis tiek su kokia maikutė, kad, nu tiesiog kaip žmogui, nes žiemą jisai pašviesėja, o vasarą įdega. Taip, girdėjome, kad vasarą šituos šuniukus reikia tepti kremais nuo saulės, nors jie ir labai mėgsta šilumą. Kadaise dar 19 amžiuje Londono zoologijos sode šitas šuniukas buvo demonstruojamas kaip egzotiška retenybė. O kaip čia Lietuvoje žmonės į tavo baroną reaguoja? Gal ne visiems jis gražus atrodo dėl savo neįprastos išvaizdos? Būna, kad žmonės pasako, ai, ne, kažkoks plikas šuo keistas. Jo, buvo tokia situacija Palangoje, vienam moteriškė. Sako, oi, koks šlykštus čia plikas šuo. Bet nematė, kas veda, kad, nu, tarsime, bet nesvarbu, kas bevestų. Man atrodo, kiekvienas šeimininkas savo šunį, kaip pasakyti, myli ir priima tokį, koks jis gynė kaldas, kai jisai be plaukų ar ten su plaukais. Nu ir atsisukiu ir pasakiau, pasižiūrėk į save. Jis kaip tik ten prieš veidrodį kažką, žinai, vaipėsi, tai sakau, pasižiūrėk į save ir to pasibaigės. Akivaizdu, kad Radžis niekam neleistų savo šunelio skriausti. Net grandinėlę jam nupirko ir papuošė kaip tikrą čigonų baroną. Šita grandinė, tai kas čia yra? Čia yra žmogaus grandinė kažkokia, ar čia specialiai jam gaminta, kaip čia yra? Nu, man atrodo, nereikia specialiai, kuogi šuns skiriasi papuošalas nuo žmogaus, tarsi niekuo. Taigi išmatavimai, taigi žmogaus tokio kakliuko gal nebūna plono, ar būna pa žmogui toks? Ne, tai išmatavimai, tai ir perki žiūri, kad nepirksi, tarsi tai taikai, vedi jį ir ant jo matuoji ir žiūri. O čia aš bandžiau taip, vat, nupirkau jam pradžiai paauksuoto, paskui žiūrėsim. O tai Radži, kai pirkai grandinę, pardavėjas suprato, kad čia šunį perki? Jo, aš pasakiau. Kaip reagavo? Nu gerai. Čia toks papuošalas, mes jeigu kur išeinam, tai aš jam uždedu vasarą, nes čia dar yra su tokiais akmenukais
ne Svarovskio, bet panašumas yra. Tai, nu, man patiko, kad ten pakankamai tokia neplona, tai... Pagal save, žodžiu, šuniuko puošiai, jau kaip tau gražu, taip ir šuniukas. Tai. O taip pasipuošęs baronas su savo šeimininku važinėja į koncertus. Beje, buvo kartą net į sceną išbėgęs. Padainuoti matyt norėjo. O Radži, jis baronas yra muzikalus šuo, pavyzdžiui, kai tu dainuoji, kai tu koncertuoji, kuris jis užkulisėse jį palaiko? Jo, jisai užkulisius būna su vairuotoju, kol aš dirbu. Tai buvo visokių bairių, buvo, kad ir į sceną išbėgdavo, nenulaikydavo o taip tai klauso, jisai laukia, kol aš padainuoju. O šiaip jis jau pripratęs prie to garso tokio, žinai, nėra taip, kad išsigastų. Nu vis tiek, nuo 3 mėnesių vežioju, jau jisai biškai taip apsitrynės. O tai ką daryti tada, kai išbėgu į sceną, sakai? Nieko, tai visą salę plot pradėjo ir jisai ten lakstė, visiems atrakcija tokia, žinai. Radžis kol kas su savo baronu toliausiai yra buvęs Latvijoje, bet labai norėtų savo augintinį ir toliau nusivežti. Pas senelį Charkovą, pavyzdžiui. Tai toliausiai buvo Latvijoje, nes ten koncertą aš turėjau, tai toliausiai. O dabar aš irgi domėjausi, norėčiau jį pasiimti ir į tolimesnės šalis, kaip pas senelį arba į kitas šalis. Jis turi Europos pasą, jisai sužymėtas, tvarkingai viskas. Taip kad visi dokumentai yra. Skiepai visi yra. Ko tave baronas išmokė? Baronas išmokė... Ką tau jis davė kaip žmogui? Mylėti ne tik žmonės, bet mylėti va tokius gyvūnus, džiaugtis jais. Ir tikrai, ta prasme, ten kai buvo pripaišę, kad aš ten nemyliu gyvūnų, ten tikrai taip nėra, aš tikrai myliu ir tikrai kartais galima daugiau pasistengti dėl gyvūno negu dėl žmogaus. Ir tikrai nepateisinu tų žmonių, kurie laiko gyvūnus ir juos muša ir ten. Aš nesuprantu tokių žmonių. Jeigu jau turi gyvūną, reikia mylėti jį. Ir reikia mylėti ne dėl draugų, ne dėl kažko, tai ne dėl mados, o reikia jausti. Tai yra gyvūnas, tai yra ir siela turi, ir sapnuoja, ir supranta, ir verkia, ir tikrai reikia, tarsi, paimėti, tai jau reikia globoti, kaip sako, ir mylėti. O Radži, tu šiaip mėgsti, pavyzdžiui, nežinau, pažvejoti, ateiti prie jūros, sėdėti, žiūrėti kažką ar... Ne, aš nelabai mėgės. Tasme, nejaučiu dar, gal amžius toks netėjo, kad tie prisiminimai tokie užplūstų, kad aš nueičiau kažkur. Bet žvejoti tai man patinka, tasme, kai tik yra proga, aš visada stengiuosi nuvažiuoti kažkur pasėdėti, bet tikrai nėra taip, kad atsisėdu ir kažką galvoju, ten, ne. Vis dėlto esu vis tiek pašėlęs, toks biški muzikantas, nėra kada ten, kai jau visas nusistovės, man atrodo, gyvenimo einant, brestant, senstant, tai bus apie ką pagalvoti ir apie ką prisiminti. Tada bus malonu ir prie jūros pasėdėti, ir pažvejoti, ir prisiminti. Kitaip sakant, Radži, tu esi kaip baronas, tau reikia žmonių. Tau gamtoje vienam kažkur blogai, tau reikia būti tarp žmonių. Jo, aš kažkaip, man patinka gamta, bet aš kažkaip, vienam kažkaip, ne. Geriau po Akropolių pasivaikščioti, kur daugiau? Ne, tasme, gyvenime tokių metų kaip mano, dabar reikia veikti, reikia jau dirbti, reikia daryti gerus darbus, dainuoti, linksmint publiką, reikia gyventi, o ne gyventi prisiminimais ir pasent anksčiau laiko. Na, pakalbėkime, Radži, dar apie tave. Sakyk, ką darytum, jei nedainuotum? Kur norėtum pagyventi, kokius darbus dar norėtum dirbti? Man daugiau Amerika, toks, patinka šurmulistas toks. Man atrodo, ir baronui ten patiks. Kur tu buvai Amerikoje? O aš buvau ir Las Vegas, ir Los Andžele, ir Čikagoje, Ohajos valstijai. Buvau. Ir kas būtent tau patiko Amerikoje labiausiai? Man, aš nežinau, man patinka, kad žmonės ten tokie laisvi, jie, viskas fine, kaip sako, žinai, nėra jokių streso to, mažiau streso. Nors ten irgi žmonės sunkiai dirba ir viską, bet ten mažiau streso. Tai ką tu veiktum Amerikoje? Tikrai ne, ta prasme, Sunkvežimį vairuotum, patiktų tau vairuotum? O kodėlgi ne, kodėlgi ne?
Kas dar tau? Ar sunkvežimį, ar galų gale mano svajonė buvo tapti arba vairuotoju, arba dainininku. Kaip aš pataikiau? Tai viena, kaip pasakyti, svajonė gyvenimo išsipildė ir aš ją džiaugiuosi, kol aš galiu, kol aš dainuoju, kol žmonės klauso, kas be būtų šnekama. Ir man atrodo, vis tiek klausys tie tikrieji gerbėjai. O taip, tai kiekvienas darbas yra, man atrodo, kaip pasakyti, garbingas, jo, nereikėjo numenkinti. Tai jeigu aš Lietuvoje dainuoju, kodėl aš Amerikoje negaliu vairuoti, pavyzdžiui, mašinos? Na, tikėsimės, Radžiui su baronu puikiai seksis ir Lietuvoje. Nereiks užjūriuose laimės ieškoti. O mums jau laikas į švaros misiją. Beje, Radžiui, ar jūs su baronu tvarkingai elgėtės išėję pasivaikščioti? Rieš kalba mūsų žiūrovams. Radžiui, ar susirinki savo šuns kakučius? Tai aišku, visada tai kaip kitaip. Mes netgi tokį šipeliuką turim, specialų kartu su maišeliu ten būna. Samtelį tokį. Samtelį, jo. Visada ir iš tikrųjų būtų tikrai gerai, kad žmonės susirinktų gyvūnų kakučius. Dėl to, kad vis tiek, kai viskas pražįsta, viskas gamta atsigauna ir nemalonu, kai įlipi į kaką. Teisingai. Tai ačiū už interviu. Mes čia dar Vingio parke pavaikštinėsim, paklausinėsim miestelėnų, kaip jie elgėsi. Vadina. Sakykit, ponė, ar galim patrukdyti sekundę? Klausimų. Ar turite maišelį šunų ekskrementam? Turiu. Ar galite parodyti? Galiu. Prašau. Labai malonu. Labai šaunuolė. Sakykit, koks šuns vardas? Jotė. Jotė, neįsišeiskit, kad neklausiu, koks jūsų vardas, nes laida yra apie šunis. Tai esat iš tų jau, žodžiu, pareigingųjų, kurie renkasi ir dar kitiem pasakot, susirinkit, ar ne? Taip, būtinai. Aišku. Gerai, tai gerą pasivaikščiojimą, ačiū jums. Mes žmonės stabdom vedžiojančius šunis ir klausiam, ar jie turi maišelį šunų ekskrementam. Ar galite parodyti? Galiu. Paprastas maišelis, aišku, ne. Bet jūs šaunuolis, vis tiek esat. Ar čia berniukas? Koks vardas? Mergaitė, Beci. Koks vardas? Beci. Net nepagalvojau, kad gali būti berniukas, nes tokios gražios gali būti tik moteris. O, Beci, faina. Beci, kokia tu faina. Kokia čia veislė? Australijos aviganis. Australijos aviganis. Tai ir gano, ką nors jinai čia Lietuvoje? Ne, negano. Vaikus nebent gano. O draugiška? Draugiška šiaip, jo, labai draugiška. Bet šiaip reta tokia veislė, ar ne? Retoka šiaip iš tikrųjų. Jinai labiau gal Latvijai, Lenkijoje, nuo aplinkinėse valstybėse, bet šiaip čia Lietuvoje mes prieš 2 metus, kaip pirkom, tai jinai 47 registruota buvo. Tai, pakankamai reta. Dabar daugiau atsirado, nes populiarus pakankamai šuo pasidarė. Aišku. Labai geri draugai. Aha, Beci, atsisuk į kamerą, parodyk tavo toks nukutis gražus. O Beci, gal moka duot labas pasakyti? Kartais išeina. Beci, duosi, ne kas man? Ne. Beci, duosi labas? Duosi labas, kokia švelni, tu kokia graži Beci. Eik, tu faina, atsisuk į kamerą, parodyk akis savo. Eik, tu čia kandi taip, ką tu čia? Ne. Ui. Ai, ne, jinai čia žaidžia, jo va čia ganimas pasireiškia. Ai, čia kaip avisa, ne, jos pribėga ir krimsi. O sakykit, ar turit maišelį šuniukų eksperimentam? Jau traukė, turbūt matė. Tai žinojot, kad mes jūsų čia tykosim? Ne, visą laiką nešiojatės, aišku. Taip, 2 šuniukai, tai visą laiką. Tai labai smagu, labai iš tikrųjų džiaugiamės. Kokie vardai šuniukų? Ralfas ir Mona. Ralfas ir Mona, čia mergaitė ir berniukas, ar ne? Aišku, tai gerai, netrukdysim, ačiū jums labai. Viso gero. Šiandien tiek, mėlyjei. Susitiksim po savaitės. Būkit laimingi ir sveiki, džiaukitės gamta ir savo augintiniais. Ate. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.